masažais galima padaryti daug ką. Galima skausmą sumažinti, galima atpalaiduoti, galima slankstelius atstatyti nugaros į vietą, nereikia operacijos, galima kūno apimtį sumažinti. Ne? Kaip Rugilė tinka? Jau, normaliai. Gerai, grįžtama. Sveika. O tai jai neskauda? Ne, paklauskite. Paklauskite. Skauda? Ne, neskauda. Meluoju. Neapsipažįstu. Verkiu. Daug valgiau, vasarai prie jūros noriu, kad sakykim, lieknesnį. Nu, tada galima mažinti jos apimtį. Tai paimam ir viskas. Stumiam link limfos ištekėjimo taškų, voluojam. Ir taip pabiškai mažinsis jos apimtį. Mokykloje, ne, vis tiek ten visokios, kas sakoma, kas ten, benkaitės, berniukai, meilės, seilės, ne, viską įmama į vidų, į save ir visas šitas kaupiasi trapecijos raumenyse. Ir jeigu neišmasažaus, tai tampa žmogus ir nešiojas ir būna piktesnis, žodžiu, viską, tai va, palaidojam, atlaisvinam ir
nemigos, depresijos, ane, migrenos. Žmonės pradeda dabar vaistus vartotis tokius, ane. O realiai tiesiog reikia normaliai kaklą išmasažuoti. Ir nereikia jokių cheminių vaistų. Galiu paklausti, nuo ko pradėti mokyti šio amato? Pirmiausia, ar jums patinka? Ar jūs norėtumėt būti masažuotoju, ne? Nes vieniem patinka masažuoti, kitiem nepatinka. Vienam galbūt per sunku, kitiem ne. Tai pabandykit ant saviškių, šeimoje pamasimasažuoti. Jeigu ne per sunku, jeigu patinka, galite pradėti mokytis. Kaip dažnai reikėtų lankytis pas masažistą, turint sėdimą darbą? Jeigu jau pradeda skaudėti nugarą, tada reikia visą kursą praeiti nugaros ir kojų, sakykime, 10 kartų. O po to profilaktiškai kartą į mėnesį. Kokių savybių reikia masažistui? Kantrumo, supratingumo, rūpestingumo, anatominių žinių, daug visokių. Psichologo įvairių. Su kokiomis problemomis susidurti gali jūsų profesijos specialistas? Gali būti šalutinių poveikių, šalutinių reakcijų. Ne? Gali pradėti žmogų krėsti, gali drebėti pradėti kūnas. Tai į atitinkamus atvejus reaguoja atitinkamai, nes kiekvienas žmogus yra individualus. Būtų šio darbo pliusai ir minusai? Minusas būtų gal, kad tai yra vis tiek stipriai fizinis darbas, reikalauja daug fizinių jėgų. Darbas dažniausiai baigėsi labai vėlai vakare, o pliusai, kad jeigu tai mėgstamas darbas, tai kaip ir nelabai skaitosi, kad dirbi ir padedi žmonėms būti sveikesniems, gražesniems, laimingesniems.